Pagaliau rytas. Buvo nedovanotina, nepageidautina, bet pagaliau rytas. Visas miegmaišis jau kiaurai šlaps. Dabar bandau greit tvarkytis, lyst laukan. Ir ten tas seniuks, kur vakar kalbėjau, sakė, kad ten yra, kaip supratau, ir tūlikai ten, ir kriauklės ten, ir kažkokie staliukai, aš kažkaip taip mačiau. Tai gal man ten galės nueiti ir prisėsti ir pasidaryti valgyti. Nieką nesuprasiu, ką mąsto tie miegmaišių gamintojai su savo tokiais rodikliais. Ekstremali temperatūra -8, standartinė temperatūra 5 laipsniai. Blemba, prie nulio čia jau viskas nebeįmanoma su juo. Dar kažkokiu būdu ir palapinę reiks sulankstyti. Biškį susišildau rankas, kad jausčiau, ką laikau. Ir bandysim vyniot palapinę. Galvojau gal pasilikt, galvojau gal pirmą eit pavalgyt ir tada grįžt palapinę susilankstyt, gal bus pradžiūvę, bet kas čia bus pradžiūvę? Čia temperatūra net nebus pakilus jau iki pliuso per tą laiką šitam pavėsį. Tiesiog reikia susilankstyti ledinę palapinę. Aš į vakar kažkur, kur šilčiau būtų gerai įsikurt, kol dar saulė šviečia, kad nudžiūtų ir išdžiovintų miegmaišį. Nu iš tikrųjų, aš didžiuojuos, kaip atlaikiau šitą naktį, šitą visą išbandymą. Grinai vakar jau 6 valandos vakaro beveik buvo, o aš čia dar slampinėju po šitą gamyklos teritoriją kažkokią, aš nežinau, visiškai nežinau, kur čia reiks miegoti, nes čia aplinkui atrodo viskas čia privatu, nėra kur lyst. Pilna čia visokių pastatų. Bet galiausiai radau šitą kažkokią kišenę šikninyką. Ir tada pamačiau, kad
bus naktį apie 0 laipsnių, bet vis tiek kažkaip susiėmiau ir atlaikiau šitą išbandymą. Dabar jau susipakavęs. Eik tu na. Kaip žiauru, kiek galiu. Iš šitą augalą aš jau nežinau, kiek kartų persidėjau rankas. Ką tik vėl. Šakės. Koks tu zaraza esi. Ką tu įsivaizduotum. Tokie bjaurūs dar tie spygliai tokie su užsilenkimu. Čia kažkoks kasinėtojų muziejus yra, kaip supratau. Čia vaganiukų kažkokių matom. Ten yra šachta kažkokia su bėgiais. Čia muziejus pats. Čia aplink kryva visokių vaganiukų. Čia nežinau kam. Ką reiškia šitą tokie angarai? Kas čia toks? Nu, čia vandens prisipilti galės. A veikia. Veikia. Čia visokių variklių jaučiu. Yra. Anglies. Vanduo užvirs man. Reikia dar šiltą vandenuką atsigert prieš košę. Pagaliau reiks suvalgyti apelsiną, kurį vežiojęs nuo pirmos nakvynės Masjupol mieste. Čia iš to kiemo, kur aš miegojau, Airbnb, kur tas šeimininkas man davė. Kvepia kaip apelsinus. Kaip ir iš dalies aš irgi norėčiau tą muziejų. Bet kažkaip dar ne ant tiek aš įsivažiavęs į ritmą kasdienį, kad taip, žinai, tiesiog blaškytis. Kažkaip dabar viskas apie ką galvoju, tai kad pravažiuoti tą kalnuotą atkarpą greičiau ir vėl privažiuoti ten tas vietas, kur tu gali pasistatyti palapinę savo normaliai. Kabėk sultis. Visai nieko. Toks tik tai biški neišreikšto skonio. Nei rūgštus, kas yra labai gerai. Nemėgstu rūgščių, bet nėra labai saldus. Tai sueis. Viskas, 11 valandų. Pagaliau pasiruošęs. Gerai užmetam akį. Paskutinį kartą rezultatus vakarykštės dienos. Sukilta kilometras kem 4 metrai. Max altitudė beveik 1200, rekordas. 46 km nuvažiuota. 3 valandos 23 judesy. Vidutinis greitis 13,6
Max greitis bombastinis. Judam, atsibodo. Artimiausi 5 kilai, vien tik sukelimas 6%. Oh yes. Oh yes. Kai mini į ilgą kalną ir kai tu žinai, kad jie pabaigos nesimato ne iš tolo, tada geriausia net nežiūrėt į tolį, nežiūrėt, kur tas kelias sukasi, baigės, nes jis dar nesibaigė. Tiesiog žiūri savo 2 metrai į priekį visą laiką ir bandai tiesiog tam kartai atvažiuoti iki tos vietos už 2 metrų. Ir taip nuolatos tiesiog stebi vietą, tašką, prieki savęs 2 metrai. Ir išjungi galvą. Tiesiog hipnotizuojas tais akmenukais, asfalte. Žiūri jų spalvą. Ir stengias važiuoti kuo tiesiau. Stengias išlaikyti tolygų važiavimą, tolygų minimą. Nes kuo tu labiau kraipais į šonus, vairą kraipai į šonus, tuo tavo atstumas, kurį tau reiks nuvažiuoti, padidėja ženkliai. Tai yra sunku padaryti pakankamai, kai tu važiuoji ant 7 km per valandą, vairas tabaluojas į visas pusės. Tai reikia labai susitelkti. Ir kai pavažiuoji kokį kilometrą jau be sustojimo įkalne, į to lygiai įkalne, kai tu važiuoji ant tos pačios pavaros, tai širdis priprant kažkaip ir visiškai atrodo čia įprasta. Tas pulsas nurimsta, tu nebekvepuoji taip giliai, tiesiog važiuoji kaip paprastu keliu. Aišku, kitas atvejis būna, kai keičiasi statumas įkalnės, kai prastas kelias, nekokybiškas, kai tu kratais. Va tada būna tikras išbandymas. Wow, mašina pravažiavo, garsas kaip lėktuvas, ką praskrido. Woo! Woo! Haha! Bias. Neilgas, šitas tunelis buvo 200 metrų, man rods. Bet vis tiek įdomi patirtis. Gerai, išsijungiam galinę lempą ir užsidedam saulės skydą. Oh yeah, I'm ready. Man įdomu, kam čia tos tvoros pastatytos. Medinės. Kokiom vagom kažkokiom. Neės čia kažką prilaiko, kad kalnas nenugriūtų. Nei ką nors atitveria.
Na ką, tu privažiuojam dar vieną įkalnę. Šį kartą 3 kilometrų. Su maikė ir su marškinukais esu. Tai prieš leidimąsi susikišau maikės į kelnes. Užsidėjau skarą ant ausų. Bet vis tiek šalta buvo. Rankos irgi nušalė. Dabar vėl sušilsiu. O taip. Užlipau be sustojimo. Po tos sunkios dienos vakar susigundžiu šiandien pažiūrėti to elevationą, kas čia manęs laukia šiandien. Tai jo, tie ir te buvo 2 dideli kalnai. Dabar realiai vien tik bus nusileidimas iki pat Teruel. O Teruel yra už kokių, nežinau, 40-50 km. Nelombatronizai. Žiūrėk, ką radau. Boom! Gucci, Versace. Galiu pasimti kaip 3 atsarginius. Oh, yes, baby, yes. Shit. Sulaužiau savo atsarginius sakinius. Prakeikimas. Vakar parduotuvėje nusipirkau kažkokių vietinės produkcijos sausainių. Šiaip žiauriai skanūs. Kažkokie traškus, kažkokie glazūruoti, biški su šokoladu. Nežinau, kokia sudėtis čia. Jeigu kam įdomu, pažiūrėkit, suverskit. Labai geri. Žiūrėk, čia padešinė. Irgi tos tvoros, bet šį kartą prie tų tvorų kažkokie, ar čia priauja, ar čia prilipę visokie šienai. Tai nežinau, čia gal vėjai, gal stabdo to šieno lakstymą, skraidymą čia ant to kelio, aš neįsivaizduoju. Kaip koksai sėtukas. Maybe, you know, if there is a baño? Están cerrados, quedan allí, pero están cerrados. No personnel? No. No. Well. ¿Están cerrados, cierto? Sí, están cerrados en... Ok. Adiós. Adiós. No baño for me this time. No baño. Bella ciao, ciao. Sweet montaña. Ar man vertėtų sunerimti? Galbūt. Neužsimanėt kažkokią saldainę, pamatė šitą užrašą, šitą pavadinimą. Kažkokią sausainę gal? Manau, aš per daug bijau rizikuoti, kad man neišdžius per tas 2 valandas miegmaišis. Ir kai reikės eiti miegot, man bus bele kaip šaltas. Kažkaip reikia bandyti užtaisyti jį.
ant dviračio, kad jau džiūtų. Taum, taum. Ką žinai, išpūs laukan, gal ne? Bet kai abydna, kodėl aš anksčiau taip nesugalvojau? Kaip buvau sugalvojęs, bet nesiryžau. Aaaa! Ieškau vietos nakvyniai. Jau iki Terueliaus, nebetieki daug, nebenoriu aš jį brautis. Nes jau turim 4 valandas. Nenoriu kartot vakarykštės istorijos. Tai dabar čia kažkur įsukau žvyrkelį, bandau kilti kažkokias pievas, bet žiūrėt, yra ženklas, kad čia kažkokia medžioklės teritorija. Kaži čia saugu. Nieko negirdžiu, nei kad kas šaudytų. Ženklų, kad negali važiuoti, nėra, tai bandom jaučiu. Įsikurta beveik, nu kaip čia, okupuota. Vieta okupuota, džiūsta dalykai, kraunas dalykai. Na ką, turėsim daržovikių traškintų virtų biškį. Dar turim lavašų su Filadelfija serrano kuntu ir mozzarella susisuksim. O vakarą, jeigu dar pritruks, šausim tą vietinį ispanietišką srėbalą, riebų, 2000 kalorijų. Bet gal aš ir jau čia pasisotinsiu, pažiūrėsim.
nusprendžiau, kad bandysiu šį kartą padaryti ilgesnę seriją naktų, kurias praleisiu gamtoj. Nu, kad biški pratintis jau, save biški grūdinti. Tai jo, dabar važiuosiu pro Teruelį, didesnį miestą, ir ten užsuksiu į parduotuvę pasiimti adialą. Nu, užsiklojimą dar tokį papildomą. Pasimsiu užsiklojimą, kad naktį nešalti ir nereiktų tos plionkės imtis kiekvieną kartą. Ir tam pačiam mieste užsuksiu pirmą kartą užsuksiu į kažkokį restoraną. Nu, kažkokią landynę, kur paėsti, bet svarbiausia pasikraut dalykus. Va, matot, Teruelis, kitas miestas Torebaja. Torebacha jaučiu taręs. Kiek iki Torebachos važiuot? Iki Torebachos kem 9 kilometrai. Bet visiškai nebus sukilimo, visiškai. O pažiūrim, kiek Torebachui bus šilumos. Rimtai lietuviškai Torekabaljarosas. Čia normalu. Ojoj. Panaši situacija kaip dabar. Naktim iki 3. Viskas, šį kartą be prikolų esu pilnai pasiruošęs ir tikrai anksčiausiai negu bet kada anksčiau. Čia įskaitant papusryčiavimą, palapinės susitvarkymą ir visko susikrovimą ant dviračio, įskaitant ir šalmo užsidėjimą ant galvos. Žodžiu, viską, absoliučiai viską. Ir mes neturim net 10 valandų. Ir vakar dienos rezultatai 58 km/6, solidžiai 3 valandos 20 minučių judėjimo, vidutinis greitis 17,5. Vėsoka pakankamai. Sukilom visai nelabai daug. Nu, tokia labiau nusileidimų diena buvo vakar.
Nu, kai bebuvo toks atvejs, grandinė pasakė, man jau gana. Ir kaip sykis nėra padarių pagalių. O parodau kažkokį vieną, nu bet tai sulūžo. Nenoriu su rankom aš čia spausti, nu. Murzintis. Opa, kažką padarėm. Gerai, let's go. Haha, tiksai užsidėjau grandinę, bičelis sustoja. Saka, all good amigo, all good. Aš sakau, changes came off, but I fixed it, all good. Liuksą parodė. Malačiai. Faina. Atvarėm į kažkokią vietinę Pepko. Ieškosim anklodės kažkokios lengvos. Ką nešalčiau, taip žiauri naktį. Card. How card is in español? Card? Tarjeta. Tarjeta. Ok, tarjeta. Sí. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Ocupau visas rozetės. Gracias. These are from Bull's Tail, morcilla, 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 2 of Roquefort and 2 of provolone. Okay. If you have some questions, you can ask. Aha, nice. Thank you. Pasiėmiau krošetų kažkokių. Daugiausiai jų buvo čia tarp pasirinkimų. Tai tikriausiai populiariausia, tai tikriausiai gal koks tai čia pagrindinis jų patiekalas. Pagrindinis patiekalas? Negali būti. Tai iškart pagrindinis patiekalas, tai jų kavinė vadinas kroket kažkas. Jo, tai pavalgiau kroketų. Vau, kokia skanuma buvo. Aš čia dabar biškį viršuos komentuosiu, nes muzika groja, tai copyrightas būtų. Tai jos, aš ten pasakoju, ant kiek aš esu pakylėts. Tas maistas tiesiog tirpo burnuoj, ten kiekviena rūšis buvo belekai skani. Taip atrodė ten 10 tų kroketų, gal biškį mažokai, gal nepavalgysiu, bet pasuotina, kai reikals. Aš va toks savai, man gal ištirpė, sėdėjau nuo to skonio, nuo to gėrė. Tai vau. Bet tikrai žiauriai buvo skanu. Nu, gali būti dar dėl to, kad aš jau senokai bevalgiau tokį normalesnį maistą. Buvo žiauriai gera.
Pajudėjau už savo kavinės, prabuvau ten kokias 2,5 valandas. Išvažiadinėjau dabar iš Teruel. Važiuojam link Torebachą. Kelių remontai vyksta. Prisipildžiau pilvą, pilnutėlį. Prisipildžiau krepšius vandeniu. Turiu sneksų daro. Rytoj dienos pradžiai, tai tikrai davažiuosiu iš iki Torebachą lengvai. Visko turiu. Pasikruoju viską. Pasaka, galim gyventi. Pledą nusipirkus, svarbiausia. Dienos įvykis pleds buvo. Paėję pledą sugrūsti į tą palapinės maišą galinį. Visai talpiai susidėję. Pastebėjau, kad labai dažnai laukuose kažką degina. Ką jie ten degina? Žolės kažkokias, krūmokšnius augalus. Ir taip, žinai, labai atvirai. Nei čia, kad kažką, žinai, slėptus, kas čia. Gal kas nubaus. Ne, čia jie vienodai. Čia taip leidžiama. Spalvoti akmenis, what? Baigėsi tie idealūs keliai, bent jau tam kartui. Dabar tokia labiau primena lietuviškuosius. Be shoulder, be peties kelio. Opa, degina kažkas. Kažkoks apleistas kaimelis. Tai jo. Keliai be peties, tokie lopyti per lopyti. Bent jau vaizdai vis tiek gražus. Išvažiavau jau už tų visokių lušnynų, šabakštynų. Nu tik va, degina, žiauriai degina jie kažką čia. Prasidėjo daugiau miškų, vėl tokių daugiau miškų, pušynai visokie. Įdomu. Ir labai stačios uolos. Vau, kokia statumo. Ir tokias atrodo beveik atskilusias. Tuoj čia nukris. Woo! Oi, gal reikia nešūkaut. Čia rimtai kalnas nugrius. Aš čia esu pažeidžiamiausias šitam kely jaučiu. Eik tu! Gaivaiselis! Ir kelias pagerėja. Turiu savo petį pagaliau. Turim vartus. Vartų vieta tai yra. Sustojam į užuovėją ir pažiūrim. Nu va, kaip aš renkos vietą. Mėgojam išsizūminį. Aha, pažiūrim maždaug, kur tie gelsvi plotai, jie reiškia ir laukai. Kad įsitikinti, ar jie laukai prizūmini ir būna tokie taškiukai pim visur. Va tie tokie lankiukai yra pakopas tų laukų. Tai va, žodžiu, dabar aš esu čia.
Aha, ir tada... Okei, maždaug visą perimetrą apsižiūriu, ar nėra namų didesnių. Jeigu nėra namų, vadinasi, turėtų būti daug ramiau ir ryte nieko nebus. Okei, tada bandysiu varyti va šitų keliukų, iki pas čia kažkur. Ir matau, jis čia užsisuka. Ir tada yra dar čia pavažiavimas. Ir čia matau tokia niša yra. Pakankamai tokia atrodo. O jeigu bus noras, matau, kad čia yra kažkaip galimybė užlipti čia iš viso kažkur. Nu, bet žodžiu, bandom važiuoti link ten. Ką dar darau, tai pavažiuoju čiučiut 100 metrų, gal 100, 200 ir sustoju, įsiklausau, ar negirdžiu kažkokie veiksmai aplinkui, traktorių, šunų, dar nesąmonė kažkokių. Ten kažkokia po kairė trioba yra, bet ten tikriausiai nieks negyvena, kažkoks šitas sandėliuks. Na kągi, 6 valandos beveik, mes jau įsikūrė, šildomės Murkiaus sėdalą. Dabar taip šildau ir galvoju, blemba, būtų kaip suėjęs su bulkykėm. Aišku, suėjęs ir taip, bet kaip būtų skaniai. Kažkaip aš paskutinį metą tą bulką labai vangiai valgiau. Blemba, kokią savaitę, pas mane ten krepšį važinėjęs po Ispanijai. Tai kažkaip, galvoju, nepirksiu, bet dabar jau gailiuos. O, superinė večikė. Rytoj pabandysiu droną pakelt. Pasakiška večikė, čia taip tyl turėtų būti, aplinkui nieka nėra, vien tik visokie laukai. Pasaka. Gerai, aš valgau ir tiek žinių, diena užskaityta. Visai padirbėta neblogai, rytoj pamatysim, kiek nuvažiuota ir iki.